Ok, tai sveiki atvykę į pirmąjį modulį, pirmąją pamoką. Ir kaip ir sakiau, tam, kad išmoktumėm kondicinius sakinius, mes iš pradžių turim taisyklingai mokėti paprastas temas. Pavyzdžiui, šiuo atveju mes tam, kad išmoktumėm zero conditional, tai yra nulinio tipo sąlyginį sakinį, mums reikia išmokti present simple laiką. Dabar, kas tas present simple laikas? Tai yra dažniausias laikas, arba kitaip, tense anglų kalboje. Tai pavyzdžiui, jeigu aš sakau, aš žaidžiu tenisą lietuviškai, ar ne? Kaip ir atrodo viskas paprasta. Aš žaidžiu tenisą dabar, šiuo momentu. Bet ar tikrai? Reiškia, jeigu aš sakau lietuviškai, aš žaidžiu tenisą, tai gali reikšti du dalykus. Arba kad tenisą žaidžiu šiuo momentu, arba kad aš tai darau rutiniškai. Tai reiškia tiesiog, aš žaidžiu tenisą. Kartais, antradieniais, trečiadieniais, kažkas pasikartojančio. Tai anglų kalboje mes turim atskirus du laikus tam, ar ne? Mes turime I play tennis, jeigu mes turime rutinišką, ir turime I am playing tennis, jeigu veiksmas vyksta šiuo momentu, tai yra present continuous laikas. Visai kitas laikas. Tai mes šiandien turim išmokti, šitoj pamokoje turim išmokti naudoti present simple laiką, tai yra tą rutinišką laiką, tam, kad naudoti zero conditional. Tai aš žaidžiu tenisą, rutiniškai būtų I play tennis. Dabar žiūrim gramatiškai, kaip visą tai atrodo ir kaip mums reikia išmokti šitą laiką taisyklingai naudoti. Reiškia, pradžiai aš tiesiog būtų I, ar ne? Tiesiog aš būtų I. Taip? I. Dabar aš esu. Mes dabar jau turim veiksmažodį, reiškia būti, ir aš esu veiksmažodžio, daiktavardžio aš įvardžio forma būti, tai yra esu, aš esu, būtų I am. I am, ar ne? Aš esu, I am. Tai dabar tu esi būtų jau you are. Mes turime kitą žodį, kitą formą, ar ne? Tu esi, you are. Ir su veiksmažodžiu būti mes taip pat turime jis, ji, tai. Mes turim tuos kitus įvardžius, ar ne? Kitus asmenis yra, jeigu norim pasakyti, kaip ir lietuvių kalba visai kitas žodis, sakome he, she, it, is. Tai reiškia turime am, kai I am, are turime, kai you are, ir turime is, kai yra he, she, it, jis, ji arba tai. Tai daugiskaita mes esame, jūs esate, jie yra, naudojame tą patį are kaip you. Nes anglų kalboje apskritai antras asmuo, tu ir jūs yra tas pats, you. Dėl to you are. Ir visa kita likus daugiskaita turi žodį are, kai kalbam apie veiksmažodį būti. Tai tarkim, tiek mes esame, we are, jūs esate, you are, jie yra, they are, ar ne? We are, you are, they are. Ok, tai čia veiksmažodis būti. Tai jis turi tris formas esamajam laike. Turi am, is ir are. Ok. Tai dabar dar sykį. Tu esi būtų you are, ar ne? You are. Ar tu esi, dabar kai turim veiksmažodį būti šitame present simple laike, mes tiesiog keičiame vietomis tai, kas atlieka veiksmą, ir patį veiksmažodį, kai turim klausimą. Tai jeigu teiginys tu esi yra you are, tai ar tu esi yra are you. Are you. Tik nesumaišykit, šitas ar mūsų ir šitas are neturi nieko bendro vienas su kitu, ar ne? Ar žodis lietuvių kalboje tai yra tiesiog tas žodis, kurį mes naudojam tam, kad klausimą padaryti. Tai ar tu esi, are you. Are you, ar ne? Ok. Tai ar tu čia, ar tu esi čia, tiksliau, žinodami, kad čia yra here. Here, ar ne? Ar tu čia, arba ar tu esi čia, būtų are you here. Taip? Are you here? Are you here? Matot, lietuvių kalboje kartais mums netgi nereikia veiksmažodžio naudoti. Aš galiu netgi nesakyti esi žodžio. Bet anglų kalboje turim naudoti jį. Tai ar tu esi čia, ar tu esi čia? Are you here? Are you here? Ok. Dabar daryti. Tai jau yra kitoks veiksmažodis. Reiškia, mes turėjom veiksmažodį būti, kurio bendratis yra to be. Aš kol kas jos neužrašiau, bet kadangi šitam laikė mes tos to be formos nenaudojam, bet šiaip apskritai veiksmažodžiai, bet kokie bendraties veiksmažodžiai anglų kalboje yra su priekyje žodeliu to. Tai daryti yra to do. To do. Tai yra tiesiog bendratis. Ir dabar paprastai bet koks veiksmažodis, jo pirmoji forma naudojama present simple laike, tai yra šitam laike, kurį mes mokomės, tai yra tiesiog žodis be šito to. Tai reiškia, jeigu daryti yra to do,
Tai pirmoji forma yra tiesiog do, ar ne? Tai pavyzdžiui, aš darau, prisimenam kaip yra aš ir įmam pirmąją formą, tai aš darau yra I do, ar ne? I do tiesiog aš darau. I do. Ok. Tai tu darai arba jie daro, kol kas tas pats žodis galioja visiems asmenims, ar ne? Mes turim vieną išimtį, kada kokiam asmeniui žodis skiriasi, bet tu darai, jie daro. Mes turime you do, ar ne, ir they do. Tai tiek daugiskaita, tiek vienaskaita turi do. Kaip ir sakiau, bus išimtis taip pat. Dabar, jeigu mes turime jis, ji tai daro, paprastai mes šitam asmeniui, jeigu tai yra ne veiksmažodis būti, nes mes žinom, kad tiesiog tai forma yra is, kaip ir matėm pamokos pradžioj, bet jeigu tai yra bet koks kitas veiksmažodis, paprastai mes tiesiog dedam s raidę, išskyrus keletą veiksmažodžių. Ir daryti yra vienas iš jų. Tai reiškia, mes jį keičiam apskritai šitam asmeniui. Tai mes sakome he, she, it does. I do, you do, they do, visi do, išskyrus he do, she do ir it. Ar ne? Nesakome do, negalim taip sakyti. Mes sakome he does, she does, it does. Ok? Šitiems asmenims. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turim kažkokį tai vardą, pavyzdžiui, tokia mano vardas Edgaras, ar ne? Tai jeigu jūs sakote, Edgaras daro, ar ne? Edgaras yra trečias asmuo, vienaskaita, tai yra he. Tai Edgaras does. Edgaras daro tai kiekvieną dieną, Edgaras does that every day, pavyzdžiui, būtų, ar ne? Tai mes turime does žodį. Dabar eiti ir turėti. Eiti ir turėti yra tie kiti likę du žodžiai, kurie trečiajam asmenyje, vienaskaitoje, he, she, it pasikeičia pilnai, ar ne? Tai mes turime eiti to go, turėti to have, bendratis to go ir to have, ar ne? Ok. Tai dabar aš einu, ji eina, I go, bet she, kadangi trečias asmuo vienaskaita, kaip sakiau, keičiasi pilnai, goes. Visiems asmenim naudojam go, šitą paprastą go, ar ne? Išskyrus trečią asmenį, he, she, it, naudojame goes. Aš einu, I go, bet ji eina, she goes. She goes, ar ne? Labai svarbu, kad jūs praktikuotumėt tai, ką aš jums dabar rodau. Paprastai, jeigu pamatot žodį užrašytą, ir ypatingai, jeigu pamoką žiūrit ne pirmą kartą, pasispauskit pauzę, atsakykit anksčiau angliškai, negu kad atsakau aš, ar ne? Ok, tai aš einu, I go, ji eina, she goes. Aš turiu, jis turi. Pamenam, kad turėti yra to have. Tai aš turiu, aš jau žinau, kad bus I have. Bet he has. Tai reiškia 3 veiksmažodžiai, kurie pasikeičia pilnai trečiajame asmenyje vienaskaitoje. Esamajam šitam laikė, ar ne? Tai reiškia turime do, kuris pavirsta į does, turime go, kuris pavirsta į goes, ir turime have, kuris pavirsta į has. O visi kiti tiesiog prisideda raidė s. Ar ne? Žinoma, jeigu tai ne veiksmažodis būti. Nes būti mes irgi pamokos pradžioje jau matėm, kad turime 3 formas, tai yra am, is ir are. Ok? I have, he has. Dabar žaisti, valgyti. Paimkim, pavyzdžiui, žaisti ir valgyti. Tai yra to play, žaisti, kaip turėjom pradžioje žaisti tenisą, ar ne? To play, I play tennis rutiniškai. O valgyti yra to eat. To eat, ar ne? Valgyti to eat. Tai pavyzdžiui, tu žaidi valgai, tai tu žaidi arba tu valgai, ji žaidžia arba ji valgo. Tai mes jau žinom, kad yra to play, to eat, aha, tai reiškia tu asmuo bus tiesiog tos formos paprastos, tiesiog be žodelio to. Tai bus you play arba you eat, ar ne, kaip turim pradžioje. O trečiajam asmeniui vienaskaitai šį mes tiesiog dedame s galūnę, nes tai nėra vienas iš tų 3 išskirtinių veiksmažodžių, ar ne? Tai sakome she plays arba she eats. She plays arba she eats. Ok. Tu nežaidi. O dabar mes jau turime išskirtinumą. Nes paprastai žodis, kurį naudojam neiginiuose, ypatingai veiksmažodžių, tai yra prie veiksmažodžių dedam žodį not ir gauname tą neiginį, ar ne? Ypatingai su veiksmažodžiu būti. Jeigu I am not, tai ir būtų aš nesu, ar ne? You are, teiginys, you are not, tu nesi, bet tu nežaidi, yra kitokio tipo veiksmažodis. Tai žaisti yra to play, tai būtų you play, bet kai mes turime neiginį, ir tai tiesiog svarbu išmokti, yra suprasti, kad mes
neiginyje ir klausime naudosim papildomą veiksmažodį do. Dėl to tu nežaidi yra you do not, jeigu atskirai, arba don't, jeigu norim apjungti. Ir paprastai šnekamoje kalboje mes sakysime don't. You don't play. You don't play. Dabar ar galima atskirai naudoti? Tikrai galima. Ir netgi kai naudojat atskirai, nesujungiat į vieną do ir not, truputėlį tokios netgi svaros tam priduoda. You do not play, ar ne? Tai truputėlį stipriau, truputėlį aiškiau, truputėlį griežčiau, ar ne? Tai, bet don't, žinoma, šnekamoje kalboje yra įprastesnis naudojimas. Tai tu nežaidi, you do not arba don't play. You do not arba don't play. Jis jį tai nežaidžia. Dabar pamenat, kas atsitiko su veiksmažodžiu do, kai turėjom trečią asmenį vienaskaitą. Jisai pavirto į does. Tai jeigu mes grįžtam truputėlį atgal ir pažiūrime, kad tu nežaidi, yra you do not play arba don't play, ar ne? Tai reiškia, pagalbinis do veiksmažodis atsiranda, kuris tiesiog neiginyje turi būti, ar ne? Mes turėtumėm teiginį tiesiog you play, bet čia dar do not atsiranda šitam laikė. O tai kaip jūs galvojat, kas bus kitaip, kai turėsim trečią asmenį vienaskaitą? Ok, dabar žiūrime, kas skirsis, kai mes turime trečiąjį asmenį vienaskaitą ir norim padaryti neiginį. Tai reiškia, jeigu mes pažiūrėsim prieš tai, kai sakau, tu nežaidi, mes turime you do not arba don't play, ar ne? You do not, do not. Pamenat, kaip skiriasi do, kai turim trečią asmenį vienaskaitą? Jis pavirsta į does. Tai reiškia ir neiginyje, kai mes naudosim šitą do kaip pagalbinį tiesiog, ar ne? Jis pavirsi does. He, she, it does not arba doesn't. Bet ar dabar pastebit, kas yra truputėlį įdomaus? Reiškia, paprastai teiginyje jis, ji, tai žaidžia būtų he, she, it, plays. Plays su S raide, ar ne? Bet kai mes turim jau neiginį ir naudojame, ir pamatysit tas pats ir klausime galioja, kai turime neiginį ir turime does, reiškia, jau iš do pavirto į does dėl trečiojo asmens vienaskaitos. Jau sekantį veiksmažodį paliekam pirmoji formai, paprastoj, be jokios S raidės. Tai reiškia, taisyklė yra ta, kad keičiam tik pirmą veiksmažodį. Ar ne? Dėl trečiojo asmens vienaskaitos. Tai reiškia, tik teiginyje ir turėsime tą tikrąjį veiksmažodį su S raide arba pakeistą. Nes, pamatysit klausime, mes turėsime does, ir lygiai taip pat neiginį mes turim does, arba doesn't, jeigu apjungiam, ar ne? Dėl to čia jau lieka paprastai be jokios S raidės. Ok, tai pavyzdžiui, dabar jeigu turim veiksmažodį būti, jis truputėlį veikia kitaip, jokių ten do, does nėra, jis tiesiog yra toksai išskirtinis. Ir dar vienas veiksmažodis yra išskirtinis, tai tiesiog dedam not. Tai pavyzdžiui, tu esi arba jis yra, tai mes žinom jau formas, mes galim pasakyti. Tai tu nesi, jis nėra, būtų tiesiog not pridėjus gale. Tai you are, tu esi, tu nesi, būtų you are not. Jis yra, he is, jis nėra, he is not. Ar ne? He is not. Aš galiu, tai va čia turim dar vieną išskirtinį veiksmažodį, galėti. Dabar apie bendratį galėti kol kas nesakysiu, nes bendratis galėti yra truputėlį kitokia, truputėlį sudėtingesnė yra ir šiek tiek kitaip veikia. Bet iš esmės aš galiu yra I can. Ir ta forma can galioja visiems asmenim. Nėra jokių S raidžių nieko, ar ne? Ir neiginys veikia lygiai taip pat, kaip ir veiksmažodis būti. Tiesiog dedam not. Jokių do, jokių does nereikia, negalima sakyti I can, I do can, ar ne? Arba I do not can. I cannot. Arba I can't, arba can't. Priklausomai nuo to, ar sakysit amerikietiškai ar britiškai. Can't būtų britiškai, can't būtų amerikietiškai, ar ne? Aš labiau galbūt linkęs esu mokinti amerikietiškos anglų kalbos, nes jis tiesiog lengviau tarėsi, ar ne? Tai aš galiu I can, aš negaliu I cannot arba I can't. Tad taip raiškiau truputėlį ištarkime, ar ne? Tu žaidi. Dabar ar tu žaidi? Tai pamenat, sakiau, kad does mes ir do ir does naudosim, kai turime klausimą lygiai taip pat. Tai tu žaidi, ar tu žaidi, mes turime you play, o klausimas yra do you play. Dabar tas do tiesiog atsistoja į priekį, ar ne? Tiesiog. Tai galioja visiems veiksmažodžiam išskyrus būti ir galėti, ar ne? Nes turime am, is, are ir turime can. To pamatysit, kaip klausimai atrodo su jais. Tai tiesiog, do you play?
ar ne? Do you play? Tai dabar kas keisis, kai sakysime, ji žaidžia ir ar ji žaidžia? Pamėginkit pagalvoti, ar ne? Nes visa tai vadovaujasi logika. Anglų kalboje yra logika, ar ne? Tai jeigu mes turėjome do priekyje, klausime, tai čia mes turėsime, aišku, does. Tai she plays yra teiginys su S raide, nes turim tik vieną veiksmažodį. Bet kai klausime, dabar jau turim ir pagalbinį ir jis keičiasi iš do į does, jau, kaip ir manau atspėjat, play lieka be S raidės. She plays, ji žaidžia. Ar ji žaidžia? Does she play? Ar ne? Does she play? Ar ji tai daro? Čia žmonės labai dažnai pakimba, nes mes dabar turim tiek pagalbinį veiksmažodį daryti, tiek tikrai. Tai ar ji tai daro? Bus does she do it? Does she do it? Ar ne? Jau pirmasis do pradžios klausimo pavirto į does, bet ir tikrasis juk yra. Aš klausiu, ar ji daro. Ar ji žaidžia buvo does she play? Nes play tikrasis. Bet čia yra daryti. Ar ji tai daro? Does she do it? Does she do it, ar ne? Pavyzdžiui, jis ten eina, ar jis ten eina? Mes žinom, kad trečias asmuo vienaskaita go pavirsta į goes. He goes there yra teiginys, bet klausime, kadangi jau do pavirto į does he go there? Jau nebe goes. Negaliu sakyti does he goes. Does he go? Does he go there? Aš galiu, ar aš galiu, ar ne? Aš galiu, ar aš galiu. I can, klausimą verčiu, can I? Can I, ar ne? I can ir can I. I can ir can I. Reiškia, can veikia kaip veiksmažodis būti. Taip pat pamatysit lygiai taip pat. Can tiesiog atsistoja į priekį klausimo, ar ne? Jisai keičiasi vietomis. I ir can susikeitė vietomis, nes klausimas. Tai pavyzdžiui, ji gali, ar ji gali? She can she, ar ne? Can she can she. Ir dabar pabaigai šios pamokos labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad anglų kalboje, net jeigu mes turim klausiamosius žodžius kaip kada, kas, kur ir taip toliau, mes vis tiek turim taisyklingą anglų kalbos klausimo struktūrą išlaikyti. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu lietuvių kalboje aš sakau tu žaidi, ar ne? Tu žaidi. Klausime aš sakau ar tu žaidi, ar ne? Tiesiog ar prilipinu priekyje. Dabar jeigu klausiu, kada jis ten eina, žiūrėkit, kaip tai atrodo. Jis ten eina yra tiesiog teiginys. Jis ten eina. Ir aš paėmiau, prilipinau kada priekį ir gaunu klausimą. Bet anglų kalboje, žiūrėkit, kaip tai atrodo. Juk jis ten eina būtų he goes there. Būtų goes, nes tai teiginys, turim vieną veiksmažodį, jis ten eina, go virsta į goes, kadangi jis, he goes there. Dabar klausimas, ar jis ten eina, yra does he go there? Does he go there, ar ne? Tiesiog įsivaizduokit, kad when čia nėra. When, kuris reiškia kada. Does he go there? Bet jeigu aš dabar jau noriu prilipinti when, aš negaliu tiesiog sakyti when he goes there. Nebent tai būtų teiginys. Nebent aš sakyčiau, kada jis ten nueina, kai jis ten nueina, ar ne? Bet aš klausiu, kada jis ten eina. Dėl to aš turiu taisyklingą klausimą, does he go there? Ir tik tada lipinu when priekyje. Tiesiog taip anglų kalba veikia. Turim taisyklingą klausimo struktūrą išlaikyti ir tik tada lipinti when, ar ne? When does he go there? Tai pavyzdžiui, kaip skambėtų, kodėl tu ten eini? Kodėl tu ten eini? Kodėl būtų why? Tai būtų why do you go there? Why do you go there, ar ne? O kaip būtų, kur tu esi? Dabar atsimenam, kad tu esi yra you are. Ar tu esi yra are you, ar ne? O kur tu esi, kai kur yra where, būtų where are you. Vėlgi taisyklingas klausimas. Are you, ar ne? Ir tik tada where lipinu priekyje. Where are you? You are you? Klausimas. Where are you? Ok, tai dabar aš įkelsiu, rasit po šią pamoką, keletą pratimų, kuriuos jums reikėtų tiesiog persižiūrėti, pabandyti padaryti. Ir bus sekantis video, kur mes tiesiog, aš peržiūrėsiu, tam pratimuose bus ir atsakymai, bet aš truputėlį paaiškinsiu, kodėl vienaip ar kitaip veikia, ar ne? Pratimuose labai svarbu yra padaryti tai, jeigu matot žodį, kurio nežinot, ar ne, tiesiog susirandat to žodžio vertimą
ir tokiu būdu vėlgi papildomų žodžių mokinsitės, bet tiesiog jeigu vertimo nežinot, įsiverčiat jį ir bandot padaryti teisingai, nes taisyklės galioja visiems žodžiam, netgi tų, kurias nežinot, ar ne. Tai, kaip ir sakau, pratimus pirmiausia padarykit, pasitikrinkit atsakymus, tada pereikit, žiūrėkit video, kuriame aš pro tos pratimus prasibėgu, ar ne, kad jums šiek tiek daugiau paaiškinti. Tai ačiū už šią pamoką, tada keliaukit jau prie sekančios pratimų pamokos ir po to jau mes pereisim prie zero conditional, ar ne? Tai ačiū, kad esat ir žiūrit, iki kitos pamokos jau.